Ir štai čia Litexpo rūmuose šiandien apdovanosim geriausius sportininkus, trenerius, atletus su negale, jų trenerius. Manau, kad visa sporto bendruomenė laukia šios šventės ir stebės ją per LRT. Mes esam visi kartu sporto šeimoje, esam tą patį vakarą, apdovanojam olimpiečius, parolimpiečius, geriausius nusipelniusius 25 metais. Tai iš tikrųjų tai širdis džiaugiasi. Nuostabus tas jausmas, tiek metų sunkiai dirbom, dėl to įsvajoto aukso pagaliau jį pasiekėm. O kaip ir sakiau kalboj, tai labai sunku kelią einam, visi mes žaidėjai, daug traumų buvo, daug visokių negandų ir panašiai, dėl to norėjausi pasakyti ir savo ačiū pagaliau, kad po tiek metų pavyko užlipti ant tos pjedestalo aukščiausios ir nuskinti auksą pagaliau, tai norėjausi ir savo pasidėkoti kažkada. Džiugu, šiek tiek nerealu, gal sakyčiau, tokio amžiaus laimėti tokį apdovanojimą, bet galima tik pasidžiaugti ir nežiūrėti atgal. Labai malonu laimėti tarp tokių garbių nominantų ir gerų žmonių, ir gerų trenerių. Tai tik tais gera emocija. Iš tikrųjų, kelintas ketvirtas mano apdovanojimas, tai gal tiesiog parodo, sakyčiau, kad dirbam tinkamą linkme, yra tas pastovumas, sporte tą pastovumą gal nėra taip lengva išlaikyti. Tai 4 metus iš eilės iš tikrųjų gerai sekas ir tikiuosi, kad nesustosim. Keista, kad turim tiek pat apdovanojimų, kažkaip atrodo, jis turėtų daugiau, bet aišku smagu, tai tikiuosi pavyks ir aplenkti. Šitas apdovanojimas tikrai yra svarbus, pirmasis toksai ir man, ir mano porininkui Povilui, taip kad mes abu esam labai nustebę ir laimingi. Tai tikrai motyvuoja ir aš tikiu, kad ir aš, ir Povilas toliau sieksime gerų rezultatų ir tikslas yra vienas - patekti abiems į olimpinės žaidynės. Mes esam dar jauni sportininkai, taip kad tikiuosi per ateinančius metus šį tikslą įvykdysime. Pradžiai tai buvo labai daug nervų, balsas drebėjo, žodžiai pynėsi, bet, sakau, pradžia tokia, o galą įsivažiavau jau buvo smagiau, bet visiškai kitaip, kita sfera, publika gal ir ta pati, labai smagu, kad priėmė šiltai ir buvo smagu ant scenos, bet kartu vis tiek jaudulys visai kitoks, ant ledo yra patogiau. Iš tiesų mes išskrisim iš Lietuvos jau rytoj ir prasidės naujas etapas, mes susiskirstę sezoną į kelias dalis. Pradės ta finalinė pikinė dalis, kur bus Europos čempionatas, olimpinės žaidynės ir pasaulio čempionatas. Bus įtampa iš karto, atostogų irgi nebus ir kas kiekvieną savaitę kils ir forma.